Sveiki. Noriu parodyti jums tokius gražius 3 onikso ir žalvario stalelius. Atrodo iš arčiau. Oniksas čia jis įvairus. Vienas toksai labai akmuo, tokio margumo daug turi, kitas mažiau, tokių tik tai siūlių galbūt. Ir trečias mažiausias. Tai jie vienas į kitą susistumia. Galiu parodyti. Su viena ranka nelabai čia man išeis ant to kilimo. Bet va šitaip, kad įsivaizduotumėt, vienas po kito palenda tiesiog. Galima sukišti vieną į kitą. Bet jį va taip įdomiai paskirščius labai gražiai atrodo. Arba tiesiog kur jums reikia, va tokio stovelio, stalelio, jūs galite visai po visą įsinešio teritoriją, kur jums tiesiog jo reikia. Tai va, vienas mažesnis, kitas truputį didesnis ir kitas dar didesnis. Tai va tokie 3 staleliai, jie parsiduoda komplekte, aš jų nesklaidau. Tai va, jeigu kam reikia, jau jie tikrai yra, jeigu ne antikvaras, tai vintažas tikrai 100%. Tai jau čia net kalbos nėra. Nes jų kuo toliau, to mažiau mes gaunam ir parsivežam. Jau tokių niekas nebegamina. Bet jie tikrai yra įspūdingi. Čia galima ir gėlės, ir vonios kambaryje, ir kažkur tai prie šitos kanapos pasistatyti, prie savo kažkokios turimo stalelio dar kaip šone. Tokį turit, žodžiu, kavą, arbatai atsigerti. Man atrodo labai toks įdomus dalykas. Tai vat, ir prabangus, ir įdomus, ir tikrai labai reikalingas, kaip sakau, visais gyvenimo atvejais. Tai va, prašom, kas susidomėjo šiuo tokiu įdomiu baldeliu, rašykite.